Tokiais siaurais vartais reikėjo įvažiuoti naktį, biškai su didelė mašina yra problemų. Išvažinėdamas iš namų ir filmuodamas įbrėžiau mašiną. Gerai. Thanks. Are you done? Huh? You are done with the truck? No. Oh no, okay, I was going back. Okay. Do you know how to pay? Yeah, exactly. So- How many minutes are you spending now? 25 minutes? 5 minutes, you don't have to pay. So just scan it? Yeah, just Scan. scan it. Let me show you how to scan it so in case of next time. Now, let me show you. Instruction is written over here. Instruction is written over here. So what I need to do now? Now all you have to do now, tickets. You have Yeah. to place here on the screen. Yeah. Then it will tell you, okay, grass ablation, which is goodbye. Then the second process is over there. To open to go out on the I path. understand now, It's yeah. over there. So let me help you. Let's go over there. Go. In case of next time you come, so you don't understand it. This is the best market. Things are very cheap here. Kamščiai, kamščialiai. Kamščiai, kamščialiai. Kamšteliai. Ganda plane. Senis priekį nepraleidžia motociklininkų ir visi labai ptojasi. Gal supras. Užsipirkom ledų ir prasidėjo kamštis ir ledai tirpsta ir iki viešbučio 5 minučių kelio. Turbūt visi, kas važiuoja į Italiją, tai irgi turbūt kaip ir aš važiuoja tai dėl šito patiekalo. Tai einam pasigaminsim ir skaniai pavalgysim. Biškį itališkų kumpių gal pasiimti ir sūrio paragauti. Laukiam pardavėją, kol ateis. Reik dar susirast kečupą. Dešras iškabintas. Kvepia gerai. Bacon, yeah. Then slice. Yeah, 10 please. Kalėdų naktį tylią. Plius 30 kalėdų metais stovi namuose. Esam dabar realiai šitam kaime pavaizduota paveikslėlė. Dabar pamatėm ženklą, kad tenais yra už Šveicariją už pusę valandos, tai tenais ir nueisim pasižiūrėti. Itališki balandžiai. Abdul, einam. Kažkokį tiltą turim žemiau pasileidus.
Vietiniai autobusai net negali pralysti pro kelius, tai turi įsukti, duoti atbulinę ir važiuoti ten, kuriem reikia. Galiu pasakyti, arti. Bank. Reikia išplauti indus. Su šunim neišėjo pavalgyti restorane, tai pasiimsim Bongusto picas išsinešimai. Pažiūrėsim, ką Italijoje gero moka padaryti. Lyg pradėjo, žaibuoja, gliaudėja. Picelis paruoštas. Tu nieko negausi. Degustatorius. Žiūrėsim, ragausim. Eisim dabar valandą laiko iki tos koplyčios ant to kalno. Tik bandau atrasti, ar gerų kelių mes čia einam. Panorama nuostabė, ne? Visi laimingi. Išskyrus antrąją pusę, nes galvoja, kad mes kertam per kažkieno žemės kelią. Galvoja, kad įbėgs kažkoks piktas ūkininkas. Bet nepabandęs nesužinosi. Ką jisai gali padaryti? Picam apmėtyti. Su spagečiais užvožti per užpakalį. Ne, aš manau, kad mes einam gerų kelių. Suoliukų yra pristatyta, tai man atrodo, viskas yra ok. Turbūt. Žiūrėsim. Labai knieti man čia į vidų užeiti. Nes man atrodo, ten išlaužtos durys. Nes ženklai, kad negalim. Ja, su šunim čia tyliai neišės. Tiesiog turbūt tvartas. Tiesiog tvartas. Europos Sąjungos pinigais paremtas. Niekad negalvojau, kad religinį kanalą darysiu YouTube'ai. Bet jau turim, ką turim. Sakoma, religingas mačiutės geriausiai aukoja. Kažkina gal svajonė nukrypė. Nu va, visas lygumas nuėjom. Liko dabar tai stačiausia viršūnė. Žiūrės. Ką biškai pasidėjom, pafilmavom, su dronu paskraidėm, suvalgėm vakarykštės picų likučių ir
leisti žemyn nuo kalno. Bus žymiai greičiau negu į viršų. Žmonių nieks ir neatėjo čia. Aš sėdėjau beveik virš valandos. Keista. Gal dėl to, kad pirmadienis. Matosi biški vidai. Jo, tai leidžiame žemyn. Gražu. Dabar nežinau kaip eit. Mašina už to kalną. Dabar galvoju eit palei šitą takelį. Paskui palei mišką iki mašinos. Van ten, kur dviratininkai važiuoja, ten realiai mašina stovi. Tingis jau biškį ratuojate ir vandens daug neturiu. Ten matosi bažnyčia, iš kurios atėjom. Plius 3,1 jau laukia. Įkaito temperatūra. Jau biškį nuovargis daro savo, bet jau mašina realiai ant to kalno užlipus. Vanduo irgi į pabaigą. Ir tik dabar nuo tų karvių bėgt nereikėtų. Būtų tobulą. Aš niekad nesu matęs karvės bėgančias nuo kalno. Atėjo fermeris su šunim ir šuo veda karvės žemyn. Dar nesakiau, kad nemačiau bėgančių karvių. Kas ir nubėga. Dabar nenustabu, kodėl iš Italijos visas mašinas atvažiuoja nuperstais visais šonais ir bumperiais. Tai vat arti abiejų kampų.
Nei vieno žmogaus, nei vieno turisto. Keista ir džiugu. Vakare prognozavo audrą ir žaibus. Tai žiūrėsim, ar lys šiandien ar ne. Tai vat, ties čia ir užbaigsim pirmą epizodą. Turim 4 dieną tik tai praėjo, dar liko 10. Tai sekantį epizodą įkelsiu po savaitės ar 10 dienų bėgyje ir jo. Dar likas 6 savaitės kelionių po Europą. Nepamirškit paspausti like, subscribe. Labai svarbu iš tikrųjų man tas, nes kol kas labai sunkiai sekasi rinkti žmonės. Bet tikėkimės, ateityje bus daugiau kelionių ir daugiau sekėjų. Tai kad ačiū visiems labai, kas žiūrit ir čiau.